congratulations on the victory. Difficult start, but your team managed to get up with the win. Yes, we on the building process, yeah, and in some moments when we really find good like lineup who feels game, yeah, we make some couple runs in a game and then we get this advantage. Two strong new players. How their integration helps your team? Yes, this is like a good addition, but it's short time. We just learning, understanding how we are playing, also how to use all the strengths of them. Which situations, yeah, it's not so quick and not so easy, but yes, that's why we use also those games for couple experiments, yeah, in those situations. Treneri šiandien pusantro kėlinio žaidėt kaip lygus su lygiom, bet vėliau kažkas atsitiko. Atsitiko toksai dalykas, manau, kad žaidėm dar, jeigu neįsiga pasakęs, ketvirtam kėliny, antroji pusėje. Ir faktas toksai, kad jeigu nesusikoncentruosim į smulkmenas, į smulkius dalykus, jeigu nekontroliuosim kamuolių, jeigu dirbsim gerai gynybai ir po to leisim prieš 24 antrus kamuolius pasiimti ir daryti, ką nori mesti, kurti progas ir panašiai. Jeigu nesiklausysim trenerių plano, kad reikia statyti žaidėją numeris 0 ir padėti, atsiklepti, susirinkti visus kamuolius, tai taip ir vargsim. O jauno žaidėjo šiandieną noriu jas pagirti, iš tikrųjų išėjo, parodė, kad gali žaisti, kad moka žaisti, kad yra geros gynėjas ir to ir tai reikia. Visų pirma, sveikinimai su moters diena ir šiandien komandai nepavyko padaryti šventės. Nepavyko. Kaip manai, kas šiandien pavyko tą padaryti? Aišku, mes irgi žaidėm tikrai neįspūdingai. Pirmą kėlinį galiu pasakyti visai tvarkingai. Ketvirtam kėlinį kažkiek gražiai sužaidėm, kai jaunas išėjo žaisti, bet galiu pasakyti, nežinau, čia galima, negalima, bet teisėjų darbas irgi turėtų būti truputį adekvatesnis, nes mes irgi ateinam, atiduodam savo širdį ir dūšią, o kai kurie teisėjai ateina pasivaikščioti ir pasižiūrėti. Tiesiog, prasme, kad greičiau laikas praeitų rungtynių ir viskas.